Kaip atrandate planetas? Mes negalėsim gyventi Žemėje be galo ilgai. Kaip dangaus kūnai veikia sveikatą? Perkaisim, sprogimai, pliūpsniai ir taip toliau? Saulė mums tokios realios grėsmės kol kas neturi, ir tai nereiškia, kad tai mus nušluos nuo Žemės paviršiaus. Labai dažnu atveju tinklalaidžių klausytojai yra tik klausytojai, jie nėra prenumeratoriai, todėl mes, podcastų kūrėjai, labai kviečiame jūs dažnai prenumeruoti, paspausti skambutį, uždėti tą patį laiką, pakomentuoti kažką, nes tokiu būdu podcastas yra plačiau girdimas, geriau žinomas ir mes galime kurti jums daug geresnį turinį. Tad kviečiame būtent tai ir padaryti ir gazuojam. Kažkaip jau ne pirmą kartą, vakar irgi mačiau žiniuose skelbė, kad jeigu oro sąlygos bus geros, tai šiaurės pašvaistį turėjo matytis. Matėt, žiūrėjot, laukėt šitų? Laukia, tai be abejo visą laiką laukiam tų šiaurės pašvaisčių, nes tai be abejo yra įspūdingas vaizdas ir mes kas naktį to nematom. Prognozės atrodė neblogai, tikrai buvo daug žadančios, bet prognozės yra prognozėmis, o ten tos plazmos masės kosmose jos turi savo planą paprastai ir nebūtinai tos prognozės sutampa su realybė. Tai nebuvo tos pašvaistės tokios gražios, kaip tikėjomės, didelės, tai teks laukti kitų žybsnių. Renata Minkevičiūtė šiandien su mumis kartu, tai yra astrofizikė, Vilniaus universiteto fizikos fakulteto teorinės fizikos, astronomijos ir instituto astrofizikė, taip? Tai yra astronomijos instituto astrofizikė. Teorinės fizikos ir astronomijos instituto. Sunkus pavadinimas iš tiesų. Tai šiandien kosmosas bus kokia gera laida. Ir iš tiesų mes kalbėsime apie kosmoso platybės, apie dangaus kūnus, apie įvairius tokius, man kaip paprastam žmogui, aktualius ir įdomius klausimus. Manau, kad jums, gerbimieji žiūrovai, irgi tai paglostys kūną, protą arba sielą. Ir su jumis Alano podcastas, mes jį pradedame ir galbūt pradėkime nuo to, Renata, pakalbėdami apskritai, kokie yra specialistai, kalbant apie dangaus kūnų tyrinėjimą. Kad mano ta terminologija irgi jūs kreipiantis ir kalbant, kad aš nesakyčiau žodžio kosmosas labai dažnai. Visa ta planetos dangaus kūnai tyrinėjimas, kad ir mes tada atskirsim, žinosim, tai yra astrofizikė, tokia kaip jūs, ne? Kokie dar yra mokslininkai, kurie tyrinėja šią sritį? Tai iš tikrųjų pakeisti žodį kosmosas nelabai yra kuo, nes kosmosas yra kosmosas ir sinonimų kaip ir nebent dar kosminė erdvė ir panašiai. Su tais specialistais, kurie dirba šitoj srity, tai turbūt labiausiai visiems suprantamas žodis yra astronomas ir tikrai nieko neužgausit astronomijos mokslininką pavadinęs astronomu. Astrofizika, tai kadangi, kaip ir jūs įvardinot, mes esam fizikos ir astronomijos institutas, tai kolegos fizikai juokiasi, kai mes prisistatom astrofizikais, kokie jūs fizikai maždaug, bet tai čia tokie kaip ir sinonimai, astronomas, astrofizikas, tai čia mes apie mokslininką, kuris tyrinėja kosmosą. O toliau, jeigu ten, sakykime, kažkur tai nerti giliau į kažkokias atskiras rytis, tai, sakykime, žmogus, kuris labiau apie visatą, apie visatos evoliuciją, tokius platesnius laukus kosmose, tai čia kosmologas gali būti. Čia kaip antropologas tyrinėjantis, ten vėlgi žmogaus kažkokia evoliucija, ne, ten ir panašiai, tai čia tokius ryčius. Taip, tai vat kosmologas labiau apie tą tokį bendrą, didesnį kosmoso paveikslą, kaip ten viskas vyksta tame kosmose, kaip viskas atsirado, vystės ir panašiai, tai va čia būtų kosmologas, bet čia jau tokia jau siauresnės rytis, iš tikrųjų aš, kas čia dar, sakykime, tai turbūt... tikriausiai ten toliau eina visokie inžinieriai, ten kosmosai, ten kokie... Taip, bet jau čia tada jau jie inžinieriai ir yra, jie kūrė, sakykime, kosminius aparatus, tačiau yra šiek tiek kitokia specialybė. O žiūrėkit, iš karto toksai išdygo, mes pirmaujam pasaulyje pagal ten lazerių gamybą, esam ten numeris 1, o kosmoso srityje mes esame pasižymėję pasaulio mastu, arba galbūt, sakykime, Lietuvos galbūt mastu, kad būtume tokie garsus, nežinau, 20 amžiuje kažką, su kurio gal net dar anksčiau. Tai kadangi esame maža šalis, sudėtinga yra lenktyniauti pasaulio mastu, nes vis tiek kosmoso tyrimai yra brangi sritis.
Čia yra brangiausia tikriausiai pasaulis rytis, man atrodo. Turbūt šalia karo pramonės tikrai tie kosmoso tyrimai yra brangus. Tai nepaisant to, iš tikrųjų vis tiek turim tą tokią, nors ir mažą astronomų bendruomenę, bet ją turim Lietuvoje. Ir, sakykime, kai viskas prasidėjo 18 amžiuje Vilniaus universitete, kai pradėjo kurtis senoji pirmoji observatorija, tai mes iš tikrųjų buvom nedaugelis, iš nedaugelio Europoje, ne visos šalis turėjo tokias observatorijas arba taip gerai įrengtas observatorijas. Tai ta pati pradžia tikrai buvo, jinai pakankamai tokia nebloga. Po to jau, sakykime, tas praeitas amžius, sovietiniai metai, galbūt mūsų ta Lietuvos astronomų grupė žymiausia buvo tuo, kad sukūrė savo atskirą, tai vadinamą fotometrinę sistemą. Vilniaus fotometrinė sistema. Vilniaus fotometrinė sistema, jinai taip ir vadinasi, tai be abejo, tai yra visiškai unikalu, tai yra visiškai apie Lietuvą. Tai kas tai papasakot, čia labai įdomu, wow, mes turim kažką tai unikalaus, fantastika. Tai iš tikrųjų per visą pasaulį tų fotometrinių sistemų yra ne viena ir taip paprastai kalbant, tai yra tiesiog filtrų sistema, nes fotometristai, kurie fotografuoja dangų, nes tų sričių irgi kaip tas dangus yra tyrinėjamas yra ne viena. Tai fotometristai, jie fotografuoja dangų, bet fotografuoja naudodami atskirus filtrus. Tai yra su vienu filtru praleidžia tik raudoną, sakykime, šviesą, nes mes žinom, kad balta šviesa, kurie ateina iš Saulės, iš žvaigždžių, jinai susideda iš 7 spalvų. Taip. Tada, sakykime, kažkoks tai filtras tik mėlyna, tik žalia ir taip toliau. Tai tose skirtingose spalvose šiek tiek tie objektai skirtingai atrodo. Ir tada mes galim kažkaip kalbėti apie tai, kaip jie kur labiau spinduliuoja. Žodžiu, kadangi aš ne fotometristė, tai man čia sunku labai gilintis, bet esmė ta, kad tiesiog lietuvių mokslininkų grupė pridėjo dar papildomų filtrų, nes tiesiog trūko tose bendrose pasaulyje priimtose sistemose, trūko dar šiek tiek to šviesos, kur mes galėtume, irgi, sakykime, tas pats kažkoks tai artimas infraraudonasis diapazonas. Tai tiesiog išplėtė tas galimybės, kaip mes tas vaizdas dar galėtume stebėti. Aš esu girdėjęs tokį dalyką, jog, sakykime, tuo pačiu šaltojo karo periodu arba apskritai, sovietų laikais, kuomet kosmoso pramonė klestėjo ir, sakykime, ten jinai buvo pike savo ir panašiai, kad mūsų tie, sakykime, ta buvusi valdžia, sakykime taip, jinai naudojo tos svetimus protus visose pramonėse tose. Ir, sakykime, iš tikrųjų buvo labai daug tautų pajungta ten po vienu jungu ir, sakykime, Baltijos šalis, ten, sakykime, NBS šalis, visos kitos ir panašiai. Ir ar mes turėjom tokių protų, kuriais galėjo kiti pasinaudoti tais laikais, šaltojo karo metais ir panašiai, kuomet tai buvo be galo aktualu ir svarbu. Gal ta pati Vilniaus fotometrinė sistema buvo labai palanki? Taip, apie Vilniaus fotometrinę sistemą be abejo, jinai gali būti naudojama, tai manau, kad ir Tarybų sąjungos mastu irgi, sakykime, vis tiek vyko bendradarbiavimas tarp šalių ir ta patirtim buvo keičiamasi, tai manau, kad tikrai buvo ir kitose šalyse mokslininkų grupių, kurios naudojo Vilniaus fotometrinę sistemą visai mielai. Kalbant apie, sakykime, kitus dalykus, bet irgi susijusius su kosmosu, tai kas ateina į galvą, tai žmogus, kuris buvo atrinktas į kosmonautų programą, Rimantas Stankevičius, vienintelis tikras lietuvis. Turite omeny kosmonautų, kurie buvo pasirengę kilti kosmosą. Kurie galėjo skristi į kosmosą. Tai vyko maždaug prieš subyrant Tarybų sąjungai 90-metyje, kuomet Tarybų sąjunga irgi pasigamino daugkartinio naudojimo šatlą, nes NASA jau tuo metu turėjo daugkartinio naudojimo šatlus, tai Tarybų sąjunga juk negalėjo atsilikti, jie irgi turėjo susikurti kažką panašaus labai. Tai Rimantas Stankevičius dalyvavo bandymuose to naujai sukurto šatlo, tikrai
buvo pasižymėjęs savo kolegų tarpe, buvo žinomas, garsus ir gerbiamas, bet jo gyvenimas susiklostė tragiškai, jisai taip ir neišskrido į savo tikrą kosminę misiją, nes gyvenime dar buvo ir lakūnas bandytojas, kas iš tikrųjų dažnai nutinka su tais astronautais, kosmonautais, kad jie skraido su viskuo, su kuo įmanoma skraidyti, tai jisai buvo ir lakūnas. Ir viename renginyje Italijoje 90 metais jisai žuvo, atlikdamas triuką su lėktuvu. Tai aviakatastrofa. Taip, aviakatastrofa, toks nelaimingas atsitikimas. Tai turbūt tie, kas ateina į galvą. Vėliau neturėjom jau jokių kosmoso programos dalyvių atrinktų? Ne, vėliau neturėjom, nes atgavus nepriklausomybę, tai be abejo mes buvom išspirti ir iš kosmoso programos, kas yra susijęs su Rusija, bet dabar atsiveria naujos galimybės, dabar Lietuva turi sutartį su Europos kosmoso agentūra ir lietuvaičiai gali dalyvauti astronautų atrankoje. O gerai, ties kuom dabar yra dirbama, sakykime, galbūt jūsų mokslininkų tarpe, galbūt kažkoksai yra didžiulis projektas teigiamas Lietuvoje, o galbūt kažkas su europiečiais, amerikiečiais yra daroma? Tai mes iš tikrųjų labiausiai turbūt stengiamės vis tik tai su europiečiais koordinuoti savo kažkokius veiksmus, nes dabartiniais laikais tikrai aš pastebiu, kad moksle ima galioti taisyklė vienas lauke ne karys ir vienam arba ne vienam, kad ir, sakykime, su grupelė žmonių, bet nelabai daug ką įmanoma nuveikti, nes dabar einama link tokių platesnių tyrimų, kuomet gaunama labai daug duomenų, yra tokiam užmojai dideli ir tuomet gaunama daug duomenų ir reikia daug rankų, protų, galvų, kad su tais duomenimis būtų dirbama, tai mes stengiamės iš tikrųjų jungtis prie tokių didelių europinių projektų ir čia kaip tik netrukus prasidės naujas projektas VIF, kuomet bus stebimos žvaigždės. Mano grupė, kur aš dirbu, mes žvaigždės tyrinėjam žvaigždžių cheminę sudėtį, tai mes ir stengiamės iš tikrųjų jungtis prie tų grupių, kurios dirba toje pačioje kryptyje kaip ir mes. Tai paminėjot žvaigždės, tyrinėjat, stebit, paprastas žmogiškas klausimas. Teleskopas tai yra praktiškai įrankis, kuris jau gali būti ir pas kiekvieną žmogų, jisai gali tikrai nusipirkti pakankamai kokybišką teleskopą, kuris atrodo padaro tokius vaizdelius, gali pamatyti, išvelgti ir kartais net ir stebėti, ne tik tai, kad išvelgti pramogai, bet ir stebėti. Ar jie vis dar naudojami yra tie teleskopai, ar yra kažkas jau išrasta naujo šiais laikais? Tai paties teleskopo kaip daikto dar niekas neatšaukia ir toliau teleskopai yra be abejo naudojami. Tik kas pasikeitė maždaug pastarąjį 100 metų, kai tik atsirado teleskopai, tai taip ir buvo daroma, kad mokslininkas, astronomas žiūri pro teleskopą į dangų, savo akimis kažką piešia, užsirašo, tai kaip ir sakiau, jau maždaug 100 metų taip yra nebedirbama, nes kai atsirado fotografija, buvo pastebėta, kad iš tikrųjų šitas metodas yra geresnis, tai yra tos fotoplokštelės, jos yra jautresnės, daugiau šviesos užfiksuoja negu paprastas žmogaus akis. Tai tada ir buvo mesta į šoną tiesiog stebėti savo akimis ir tų instrumentų papildomų, kurie yra montuojami prie teleskopų, atsirado ir daugiau. Tai pavyzdžiui, tai, ką mes naudojam, mano grupė, kurie dirba, tai mes taip naudojam teleskopą, žvaigždės stebim su teleskopais, bet šalia teleskopo turim dar papildomą instrumentą, tai yra spektrografą, kuris tą šviesą išskaido į spektrą. Tas jau mano minėtas 7 spalvas. Taip. Tai mes dirbam su spektrais. Aš nestebiu, nežiūriu pro teleskopą, kaip tą darė Galilėjus, aš jau dabar dirbu su spektrais, tai yra šiek tiek kitoks tas darbo pobūdis. Jau minėjau irgi, sakykime, tie fotometristai, jie fotografuoja dangų, tai realiai irgi dirba su vaizdais, kaip nuotraukom galim palyginti. Tik aišku, tie vaizdai yra priartinti, kai mes darom nuotrauką, tai aišku dabar šiuolaikiniai fotoaparatai irgi turi galimybę šiek tiek integruoti kurį laiką tą šviesą, tai yra rinkti, daryti ekspoziciją. Tai paprastai ir kiti mokslininkai, kurie, sakykime, tyrinėja žvaigždės, irgi stengiasi daryti tas trumpesnės, ilgesnės ekspozicijas, tą šviesą rinkti kurį laiką.
Tai net ir tos nuotraukos, tie fotometristai, jie irgi daro ekspozicijas. Tai vat dabar atsirado instrumentai šalia teleskopų, tai taip pasikeitė darbas mokslininko. Kaip atrandate planetas naujas? Ar jos atsiranda kiekvieną dieną 100 000, ar tai yra atradimas, kuris vertas ten metų paieškų? Kaip jos yra atrandamos, kur ten tos ribos galbūt netgi yra, ar yra tos ribos kosmoso erdvėje visatoje? Tai be abejo, kad kol kas mes tikrai esam ganėtinai apriboti. Pats tas darbas, planetų paieška, jisai daugeliu atveju, kokiais 99% yra planuojamas darbas. Tai yra tiesiog mes naudojam kažkokius konkrečius metodus, norėdami surasti tas planetas. Pats populiariausias dabar pasaulyje naudojamas metodas tai yra taip vadinamas tranzitų metodas, kuomet planeta yra aptinkama tuo metu, kai jinai keliauja per savo žvaigždės diską. Tai tada, kai planeta pritemdo žvaigždės šviesą, kaip tik tą pritemimą arba sumažėjimą srauto šviesos mes galim užfiksuoti. Tas sumažėjimas, aišku, yra juokingas, bet šiuolaikinės technologijos leidžia tą pritemimą pastebėti. Tai tokie tyrimai yra daromi tiek ir nuo Žemės paviršiaus, tiek ir kosmose. Dabar, pavyzdžiui, kosmose yra TESS, kosminis teleskopas, kurio darbas ir yra ieškoti planetų prie kitų žvaigždžių. Tai šitas teleskopas tiesiog skanuoja dangų, o Žemėje mokslininkai dirba su tais duomenim ir ieško tų tiesiog šviesos srauto sumažėjimo. Reiškia, jau ne nuo Žemės jau yra daromas tos paieškos. Viskas jau yra į kosmosą paleista ir ten cirkuliuoja tie skraidantis. Tai gerai, apie juos tada irgi labai įdomu. Man atrodo, kad jau kiek dabar girdžiu, tai ten begalė visko skraido. Ten, man atrodo, kad jau kamščiai toj susidarys. Ar vis tiek ten yra ir atstumai tikriausiai, kuriuose gali skraidyti ten, ar aukščiau, ar žemiau, ar tik tai tam tikroje viename aukštyje, palydovai, kokie yra ten tie skraidantis objektai iš Žemės išsiųsti, kiek jų yra ir kokias funkcijas pagrindinės ten jie atlieka. Nes mums visiems atrodo, kad kad tik mobilus ryšys išeitų ir internetas būtų. Taip, tai mobilus ryšys, internetas gali būti palaikomas dirbtinių Žemės palydovų, kurių tikrai yra apstu kosminėje erdvėje aplinkui Žemę, orbitoje skrieja tūkstančiai dirbtinių Žemės palydovų ir turbūt didžioji dalis yra būtent kažkoks tai ryšio palaikymas, tai galim perduoti televizijos signalą, mobilų ryšį, GPS, sakykime, palydovai, kurie padeda mums naviguoti, padeda keliauti, kad nepasiklystume. Šiaip, kiek girdėjau, GPS yra vienas iš tokių, aš atsiprašau, kad pertraukiau, tokių kertinių atradimų, tarp kitko. Ten jisai ne tik tai, kad padeda mums žemiečiams daug patogiau gyventi ir orientuotis, bet ir tuo pačiu ir kosmose padeda daug labiau kažkaip orientuotis ten, labai jau tiksliai. Taip, tai be abejo, čia tas tikslumas, tai turbūt tikrai yra tas... ko galim pasidžiaugti. Kas dar? Taip pat be abejo yra daug dirbtinių palydovų, kurie daro kažkokius mokslinius tyrimus, stebi Žemę iš kosmoso, kadangi tada mes galim matyti platesnį vaizdą Žemės, stebėti, sakykime, tą pačią klimato kaitą, padarinius, sekti orus, stebėti. Tie meteorologiniai palydovai, taip vadinami, jų taip pat yra nemažai. Lygiai taip pat kažkokiais kariniais tikslais, žvalgybos tikslais gali būti keliami palydovai, kad iš kosmoso stebėtų teritorijas, darytų nuotraukas, vaizdus ir taip toliau. Bet čia jau tikriausiai tokie slaptesni visi dalykai. Ar čia yra viešai prieinama ir viskas stebima? Nespėju, kad jeigu kažkas tai yra, kažkur kažkas tai slaptai tai daro, tai kažkas tai bando tai yra... Užslaptinti, be abejo, tai sunku man būtų čia komentuoti, kiek tie duomenys yra... prieinami platesniai visuomeniai, sakykime, tie palydovai, be abejo, aš net nebejoju, kad yra tikrai slaptų ir norint naudotis tais duomenim, tu turi susitarti su ta šalim, kuriai priklauso tas palydovas ir mes esam girdėję tokiu atveju, čia prasidėjus invazijai į Ukrainą, kad Ukrainai leido
naudoti žvalgybos duomenim viena, kita šalis, tai be abejo, kad turbūt yra štapas. O klausykit, vat man labai įdomu apie kažkokius tai vat, gamtos, kažkokias tai stichijas, procesus vykstančius kosminėje erdvėje. Mes turime atmosferą, ne? Viskas, kas yra virš atmosferos, tai jau yra kosmosas. Kosmosas, taip vadinamas. Ar ten yra ta tokia filmuose rodoma ramybė? Ar ten vis dėlto truputėlį kitaip vaizdas tas atrodo? Nes mums ten atrodo, kad ten tamsu, juoda, ten ramu, ten jokio garso nėra. Ar ten vyksta kažkokie tai tokie gamtos reiškiniai? Tai iš tikrųjų net ir tas lietus meteorų, tai nėra taip, kaip mes, sakykime, pamatytume fantastiniuose filmuose. Tikrai ne vienam turbūt filme esame matę sceną, kaip kosminis laivas atlieka kažkokį tai hiperšuolį ir staiga jis tai papuola į erdvę, kur pilna uolienų ir jis ten tada turi skristi, laviruoti tarp tų uolienų, kad su jomis... Dar padaužo jos į laivą, bet nieko tokio nenutinka. Arba nutinka, arba nenutinka. Čia priklausomai nuo idėjos filmo, ko mums reikia, ar kad nutiktų ar nenutiktų. Tai iš tikrųjų taip nėra kosminėje erdvėje, netgi ten, kur yra, sakykime, didesnės tos uolienų sankaupos, pavyzdžiui, asteroidų žiedas, mes vis tiek galėtume puikiausiai ramiai praskristi pro tą asteroidų žiedą, nes tie atstumai tarp uolienų jie vis tiek yra pakankamai dideli. Taip nėra, kaip filmuose rodo. O šiaip be abejo, tai būtų tamsu, tai būtų tylu, nes tam, kas skristų garsas, jam reikalinga yra terpė, o kosmose beveik vakuumas. Jeigu lygintume, sakykime, su oro, kurį mes turime aplinkui, tai ten tikrai yra tuščia ir tam garsui nėra kur skrieti. Tai jau, tai būtų ramybė, tyla. Bet dabar, jeigu mes pereitume prie planetų, kurios yra Saulės sistemoje, tos pačios, ten jau yra kita situacija, teisingai. Planetose jau yra gamtos reiškiniai. Yra audros, yra vėjai, yra dulkės, yra kas dar yra karštis, šaltis, taip? Taip, būtent visą tą, ką jūs išvardinot, mes ir rastume, aišku, priklausomai nuo planetos, kur mes būtume. Nes mūsų planetos Saulės sistema yra labai gražiai pasidalinusios po lygiai. Yra 4 į Žemę panašios planetos, tai yra jos yra uolinės, jos turi kietą paviršių. Kokios? Merkurijus, Venera, Marsas, ir mūsų Žemė. Kuris? Tai ten nuskridę mes taip gautume ir dulkių, ir ko mes ten dar gautume. Aišku, ir karščio arba šalčio priklausomai vėlgi, į kurią planetą mes nuskrendam, kuriuo metu nusileidžiam ir panašiai. Ir yra 4 dujinės, Jupiteris, Saturnas, Uranas ir Neptūnas, tai mes jau ten visų pirma net neturėtume kur nusileisti, nes tos planetos neturi kieto paviršiaus. Tai taip, mes ten tada turėtume tokias jau labiau dujų mases, vėjus didelius ir šaltį. Tos planetos neturi kieto paviršiaus? Neturi kieto paviršiaus. Jos yra pagrindė sudarytos iš dujų. Tai žiūrėkit, Renata, tai gaunasi, kad, reiškia, tos dujinės planetos, tai jau galim jas nurašyti kaip galimas rezervinės planetas kolonizacijai. Tai jeigu eitų kalba... Visiškai. Jeigu eitų kalba apie tai, kur galima būtų ieškoti gyvybės arba galbūt ją netgi ten pasėti, arba, kaip sakoma, kolonizuoti, ten atvežti savo gyvybę, tai būtų tos planetos, kurias išvardėt pradžioje, tai yra tos uolieninės panašios į Žemę. Tai pereinant prie to, ar tai yra įmanoma iš tiesų? Vienose iš tų paminėtų planetų, mes turime dar pereisim prie tų tyrimų, kad labai tyrinėjamas Mėnulis jau yra, Marsas, ta pati Venera, bet ten yra skirtumai dideliai, ten viena šalta, kita karšta. Ir vėlgi, ar turim galimybę ten gyvybę turėti ar ne? Jūs užduodat labai plačius klausimus. Aš suprantu, kad jums kaip mokslininkam tai wow, ten sukasi galvo taip, na iš tiesų galbūt taip, bet iš principo, nežinau, gal ten, kiek žinau, ten radiacija labai didelė, tai klausimas. Tai daug ten tų yra problemų, iš tikrųjų nėra Saulės sistemoje kitos tokios mielos, malonios planetos kaip mūsų Žemė. Ir bet kur kitur, kur mes tik tai sugalvotume įrengti bent jau laikiną stovyklą žmogui, tai mes susidurtume su dideliam problemam. Tai, sakykime, realiausi kažkokie planai yra be abejo apie Mėnulį ir Marsą.
Nes Veneroje ten jau, jeigu kalbėtų apie Veneros kolonizavimą, čia prasideda iš fantastikos srities, nors irgi yra ir tokių pasvarstymų, kaip mes galėtume kolonizuoti Venerą. Bet Venera kuo jinai yra nesvetinga? Jinai nesvetinga tuo, kad ten yra labai karšta, ten temperatūra yra arti 500 laipsnių, ten yra didelis atmosferos slėgis, nes yra ta atmosfera sunki, tanki ir ten tiesiog mes būtume sutraiškyti Veneros paviršyje, ten lyja sieros rūgštimi, žodžiu, ten būtų sudėtinga įsivaizduoti gyvenimą. Lyja sieros rūgštimi, o toks lietutis. Taip, lietutis lyja sieros rūgštimi. Įdomu. Taip, bet kaip ir sakiau, yra netgi Venerai planų, kad dabar, jeigu neklystu, maždaug 50 km aukštyje virš Veneros paviršiaus sąlygos yra panašios į Žemę. Ten jau ir slėgis panašus, temperatūra panaši. Ir jeigu yra kažkokių tai pasvarstymų, kur ta gyvybė galėtų Veneroje egzistuoti, tai yra vat, būtent šitas sritis kažkur aukštai atmosferoje, apie 50 km tame aukštyje. Galbūt galėtų ten kažkas gyventi ir galbūt mes galėtume, jeigu jau visiškai neturėtume kur dėti pinigų, kaip pasaulis, kaip visuomenė žmonių, galėtume ten nuskristi su kažkokiais balionais ir balionų nešami miestai ten galbūt kažkaip galėtų ir egzistuoti. Čia kaip tam filme, aš mačiau, kur aplinkui kažkokią planetą padarė tokį, kaip jūs sakote, aukštai, tokį ratą, ir ten, žodžiu, labai labai aukštai, ten tas pas 500 km virš Veneros galėtų egzistuoti toksai hipotetinis miestas, toksai mega kažkas. Taip, bet sakau, čia jau visiškai yra tokia, ar tai jau mokslinės fantastikos. Bet jeigu mes grįžtume iki kitų vėsesnių planetų truputėlį? Taip, iki kitų vėsesnių, sakykime, Mėnulis, Marsas, tai be abejo, kaip jūs paminėjote, yra radiacija, kadangi Žemėje mus saugo atmosfera. Atmosfera ir Mėnulis su Marsu tokios atmosferos neturi. Įskaitant tai, kad Mėnulis praktiškai visiškai neturi atmosferos, tai be abejo ta radiacija arba jonizuojanti spinduliuotė ateinanti iš kosmoso, tai būtų tai, ko turėtume saugotis. Taip pat, kadangi nėra atmosferos, nėra deguonės, nėra ko kvėpuoti, tai turim pasirūpinti, kad turėtume ką kvėpuoti. Kadangi nėra slėgio, tai vėlgi kitaip tada veikia mūsų kūno temperatūros palaikymas. Tai vėl, tai tam ten žmonės, sakykime, prisimintume kažkokią filmuotą medžiagą iš astronautų misijų į Mėnulį. Tai ten ne šiaip sau jie su tais skafandrais vaikšto, nes ten yra daugybė gyvybei palaikančių sistemų, tas pats aušinimas, tas pats deguonis ir taip toliau. Tai, po žemė nebent? Taip, nebent po žemė, tai tokios idėjos ir yra, kad vienas iš variantų, kur būtų galima, pavyzdžiui, Mėnulyje renginėti miestus, tai būtų kažkur po žemė. Jo, tarp kitko apie tą aušinimą irgi paminėjau, tai kiek žinau, jeigu viena iš svarbiausių sistemų astronautui, tai yra, kad jos skafandras būtų vėsinamas. Nes kitu atveju maždaug per 10 minučių jisai gali pats nuo savo temperatūros skleidžiamos tiesiog perkaisti ir mirti. Tiesiog vaizdžiai kalbant, kraujas užvirtų. Kraujas užvirtų. Jo, gal kaip nors. Reikia tuos skafandrus gaminti gerus. Supratau, tai reiškia, turėjau kitą klausimą, tokį pereiti truputėlį hipotetinį, bet dabar apie tą gyvybę susimaščiau. Reiškia, dar kol kas yra sunkokai. Dar matyt, mes esame toli nuo to, bet ką gali žinoti, galbūt bus ir sugalvota. Ta radiacija, kaip sakyti, atmosfera, ją sukurti iš vis yra įmanoma ar neįmanoma, ar čia jau yra... Tai vėlgi be abejo yra tų planų, kaip būtų galima kolonizuoti Marsą, yra toks specialus terminas terafikacija, tai yra kažkokio tai kito kosminio kūno pritaikymas žmonėms gyventi. Tai yra ir Marsui tokių planų, nes labai tyrinėjamas jisai. Taip, jis yra be galo tyrinėjamas, bet jisai labiausiai tyrinėjamas yra dėl to, kad Saulės sistemoje tai yra turbūt labiausiai tikėtina, kad Marse galėjo egzistuoti gyvybė, kad Marse galėjo atsirasti gyvybė kaip ir Žemėje.
Nes kažkada prieš kokius 3 ar 3,5 milijardus metų Marso paviršiuje taip pat buvo skysto vandens, buvo vandenynai, buvo upės ir pagal tą mūsų klasikinę teoriją, kaip atsiranda gyvybė apskritai kažkur tai vanduo be abejo yra labai svarbus gyvybės atsiradimui. Tad mokslininkai turi tokią idėją, kad jeigu Marse egzistavo vanduo, galbūt ten taip pat galėjo atsirasti kažkokia primityvi gyvybė. Ir galbūt mes, jeigu jinai išnykus vandeniu, išnyko gyvybė, galbūt mes galim rasti fosilijų likusių. Arba galbūt ta gyvybė netgi galėjo prisitaikyti, nes, sakykime, nors mes ją vadinam primityvia, sakykime, kažkokie mikroorganizmai, bakterijos, virusai, jie mums yra primityvūs, bet jie turi nuostabų gebėjimą prisitaikyti prie pasikeitusių sąlygų, jie gali išgyventi ten, kur žmogus vargu ar išgyventų. Tai galbūt ir Marse, jeigu tai įvyko nestaiga, ne kažkokia katastrofa ar panašiai, jeigu tai įvyko palengva, galbūt gyvybė turėjo laiko prisitaikyti kažkur ten irgi ten pasislėpti urvuose ar pasislėpti kažkur giliai po paviršiumi. Tai visa tai skamba daug žadančiai ir būtent dėl to Marsas yra tiek tyrinėjamas, nes mes norim išsiaiškinti, ar tikrai ta gyvybė Marse buvo kažkada ar ne, ir tai padės mums apskritai suprasti gyvybės tą prigimtį, kaip jie atsiranda. Tikit, Renata, kad mes esam vieni šitoje visatoje? Ar manot, kad yra dar? Vis tiek aš tikiu, kad ir jūsų specialybėje, kad ir kokie jūsų mokslininkai bebūtumėt, tikrai pasitaikė teorijų, kurios sakė, kad mes nesam vieni čia. Kokia yra jūsų pačios pozicija, galbūt ir kokių nuogirdų girdėjot. Ir tada galbūt ir pereikim prie to, tai ką mes matom internetinėse platybėse apie neatpažintus skraidančius objektus. Tai čia iš tikrųjų net būtų sudėtinga pavadinti teoriją. Tiesiog yra tokie loginiai pamastymai, turint omeny visą tą visatos dydį. Mes gyvenam galaktikoje, kuri vadinasi Paukščių tako galaktika. Ir šitoje galaktikoje yra priskaičiuojama kokie 200, taip iš akies 200 milijardų žvaigždžių. Beje, dar labai trumpai atsiminkit šitą mintį. Žvaigždė nuo planetos, dar kuom skiriasi? Žvaigždė nuo planetos skiriasi tuo, kad žvaigždė yra energijos ir šilumos šaltinis ir šviesos. O planeta neturi savyje jokio nei šviesos, nei tokio. Žvaigždė tai yra dujų toks degantis rutulys. Žvaigždėje vyksta reakcijos, kurių metu išsiskiria milžiniška energija ir dėl to jinai šviečia. Taip, supratau. Taip, o planetos jos nešviečia, jos neskleidžia šviesos. Gerai, tai Paukščių takas, kuriame yra priskaičiuojama apie 200 milijardų žvaigždžių. Taip. Tai jeigu, sakykime, bent aplinkui 10% tų kelių šimtų milijardų žvaigždžių būtų planetų tinkamų gyvybė egzistuoti, ir galvoti, kad jeigu ta planeta yra tinkama, sakykime, jos paviršiai yra tinkama temperatūra, jinai turi atmosferą, jinai turi skysto vandens, kad, tai, aš nesu stipri matematikoje, bet būtų galima paskaičiuoti, kiek čia tų planetų galima taip iš karto, kokį skaičių duoti, kiek čia tų planetų tinkamų gyvybė egzistuoti. Ir galvoti, kad mūsų Žemė yra vienintelė, kuriai taip pasisekė, tai būtų, manau, tikrai naivu ir klaidinga. O tai mūsų galaktika yra tik vienintelė, tų galaktikų apskritai visatoje irgi yra 100 milijardų. Wow. Tai gerai, sakykime, mes ištraukėm laimingą bilietą, įsivaizduokim, kad mes tikrai čia visoje šitoj Paukščių tako galaktikoje yra vienintelė Žemė tokia, kurioje gyvena gyvybė, gyvena žmonės, protinga civilizacija. Bet kad nėra kitų galaktikų visatoje apskritai, kur egzistuotų civilizacija, tai jau turbūt būtų toks jau labai jau pesimistinis scenarijus. Oho, tai reiškia, mes ne vieni, vis tiek tikimybė sako, ne, be patvirtintų faktų. Taip, tikimybiškai be abejo tikrai yra daroma tokia prielaida, kad egzistuoja ne tik kažkokia primityvi gyvybė, bet ir civilizacija ir galbūt netgi labiau pažengusi negu mūsų civilizacija, nes mūsų planeta yra vienokio amžiaus, bet yra planetų senesnių gerokai už mūsų Žemę. Tai jeigu, sakykime,
vis tik tai žmonės sugeba kažkaip protingai apeiti arba, nežinau, gal jie tikrai yra protingesni už mus ir nesusitinka su tokiais iššūkiais kaip mes, kur mes vis artinam tą žmoniją prie išnykimo dėl karų, dėl to paties atominio karo grėsmės ir panašiai. Tai galbūt joms pavyko toms civilizacijoms išlikti dar milijoną metų, sakykime, tai mes galėtume įsivaizduoti, kokią pažangą ta civilizacija galėtų pasiekti, nes, sakykime, palyginkim save per pastarosius 50 metų, kaip mes pažengėm. Taip. Ir jau sunku net prognozuoti, kaip mes dar po 50 metų atrodysim, tai duokit žmonėm dar 1000 metų, ką mes pasieksim su tuo 1000 metų. Tai va, tai tokių visokių pasvarstymų loginių yra daugybė, bet vėlgi iš kitos pusės aš laikausi, aš asmeniškai, čia jau tikrai mano bus asmeninė nuomonė, aš tokia esu labiau atsargesnių žmonių pusiai. Aš labiau laikausi tos nuomonės, kad vis tik tai, kai pradedi dėlioti tos niuansus, kas Žemėje, pavyzdžiui, turėjo reikšmės gyvybės atsiradimui arba jos išsilaikymui taip ilgai, kad atsirastų žmonės, nes milijardus metų Žemės paviršiuje gyveno tik bakterijos. Ir, sakykime, tie protingi gyvūnai, žinduoliai atsirado, čia gal per pastarąjį milijoną metų, dabar bijau pameluoti, kiek čia, žodžiu, tikrai žinduoliai egzistuoja Žemėje tikrai labai neseniai, o žmogus turi dar trumpesnę istoriją. Tai kas turėjo nutikti? Tai vadinasi, Žemė turėjo būti apsaugota nuo katastrofų, kad ta gyvybė turėtų laiko evoliucionuoti iki žmogaus. Taip, tai ne visoms... Vienodos sąlygos turėjo. Taip, vienodos sąlygos. Tai aš manau, kad tikrai ne visoms planetoms sukrenta kortos taip sėkmingai. Tai jeigu ten, sakykime, naudoti kažkokią pokerio analogiją, tai aš vis tik tai manau, kad mes Flash Royale čia ištraukiam Žemėje. Tai yra pačia aukščiausia kombinacija. Kitoms manau, kad gal ne taip labai pasisekė, ir bent jau tikrai nėra daug planetų, kurioms taip pasisekė. Tai ta primityvi gyvybė bakterijos, jos galbūt tikrai mes jų galėtume rasti daug kur galaktikoje ir apskritai visatoje, bet su civilizacija manau, kad yra ne taip jau. Įdomu, klausytojų paprašysiu ir žiūrėtojų, pakomentuokit ir parašykit, pavyzdžiui, jūs tikit, kad mes esame ne vieni, o galbūt jūs domitės kosmoso erdvės rytimi ir turite labai gerų patikrintų faktų, kur kažkas jau yra kažką tai sužinojęs. Tai lauksim jūsų nuomonės, kad parašytumėte, ar vis dėlto netikit, kad mes esam ne vieni. Tai lauksim jūsų nuomonės, o dabar paprašysiu Renatos truputėlį mus pagazdinti ir papasakoti, tarkime, kas galėtų grėsti vis dėlto mūsų planetai nuostabiai gražiai, žydrai ir baltai iš viršaus matant, nes išgirstame viską, artėja, susidursim, saulė, perkaisim, sprogimai, pliūpsniai ir taip toliau. Realios tos grėsmės yra ir kokios yra paskutinės žinios? Tai be abejo, kadangi mes vis tik tai esam kosmoso dalis, kad ir apie tą artimą kosmosą kalbėti, apie Saulės sistemą, tai mes be abejo esam priklausomi nuo kažkokių procesų, kurie ten vyksta, tai tokia realiausia galbūt grėsmė yra tie patys asteroidai. Ir kadangi jau čia paminėjau katastrofas, tai vėlgi mes iš Žemės istorijos žinom, kad yra buvę tokiu atveju, kuomet vyko masiniai gyvybės išnykimai dėl, sakykime, susidūrimų su asteroidais, kuomet staiga pasikeitė klimatas ir didelė dalis gyvybės formų tiesiog neprisitaikė prie pasikeitusių sąlygų. Pavyzdžiui, dinozaurai, kaip pavyzdys. Ir vėlgi grįžtant prie kažkokių tyrimų, kurie daromi yra ir Lietuvoje, tai tikrai per visą pasaulį yra nemažai mokslininkų, kurie būtent tuo užsiema, kurie stebi asteroidus, ieško, nes mes tikrai dar ne visus asteroidus esam suskaičiavę. Tai ieško naujų asteroidų ir ypač tą dėmesį kreipia į asteroidus, kurie, taip vadinami, yra artimi Žemėje. Tai yra, kurie, jeigu mes, sakykime, lygintume Žemės orbitą ir tų asteroidų orbitą aplinkui Saulę, tai tos orbitos yra susikertančios. Tai ką reiškia susikertančios? Tai jeigu mes tam taške, kur susikerta Žemės ir asteroido orbita, mes su tuo asteroidu ir susitiksim, tai tikėtina, kad
nebus linksma mums, tai tiek ir Lietuvoje taip pat yra kolegų, kurie ieško tų asteroidų naujų ir ypač ieško tų Žemėje artimų asteroidų. Bet kol kas šiai dienai galiu nuraminti, nėra nei vieno rasto asteroido, kuris grėstų mums realių susidūrimų, nes vis tik tai vėlgi atradus kažkokį tai asteroidą, yra nustatoma jo orbita, kaip jisai juda, kompiuterių pagalba mes galim paskaičiuoti, koks šitas prasilenkimas su asteroidu yra galimas, numatomas, tai šiai dienai nėra nei vieno rasto asteroido, kuris realiai grėstų tokiu stačia galva susidūrimu su Žeme. Yra be abejo prognozuojama, kad kažkaip artimai prasilenksim su tuo asteroidu ir turbūt klausytojai, žiūrovai ir jeigu domisi, skaito tas antraštės internete, tikrai matė, kad numatomi yra čia ateityje tokie artimi prasilenkimai su dideliais asteroidais, bet tai yra tiesiog prasilenkimai. Dažniausiai tie prasilenkimai vyksta netgi toliau nei Mėnulis yra nuo mūsų. Tai kartais atrodo, kad yra tyčia žmonės gąsdinami, kad permąstytų gyvenimo vertybės ir taip toliau. Bet sakau, taip pat realios tokios grėsmės artimiausioje ateityje nenumatoma, bet niekada nežinai, ką gali atrasti bet kurią dieną. Tai toks klausimas kaip ir lieka vis tik tai atviras. Toliau, tas pats, sakykime, modernus mokslas, jisai sąlyginai yra ganėtinai jaunas, o vis tik tai tie tokie svyravimai, klimato svyravimai, turiu omeny Žemėje, jie gali būti nulemti tiek ir Saulės magnetinio aktyvumo svyravimų, tiek ir planetos, su kuriomis mes kartu sukamės aplinkui Saulę, jos vienaip ar kitaip vis tiek tą savo gravitaciją, tą gravitacinę įtaką mums turi. Ir Žemės sukimasis aplinkui savo ašį, jisai yra priklausomas tiek nuo Mėnulio, tiek nuo ganėtinai arti esančio Jupiterio, tiek nuo Marso. Tai kažkokių tokių mažesnių ar didesnių klimato svyravimų dėl to gali būti, bet kaip ir sakiau, tiesiog dar trūksta tų stebėjimų, mes galim modeliuoti, bet ar tie modeliai yra teisingi, čia vėlgi kitas klausimas. Ir aišku, tai yra išsitęsę laike, greičiausiai gyvybė sugeba prisitaikyti prie klimato pokyčių. Kiek mes esame pavojingi nuo Saulės? Kiek mes esame, kokį pavojų kelia? Saulė kol kas artimiausioje ateityje tokio realaus pavojaus tikrai mums neturi. Jeigu Žemėje gyvenimo sąlygos nesikeis, neišnyks ozono sluoksnis, neišnyks atmosfera, arba jos sudėtis drastiškai nepasikeis, tai Saulė mums tokios realios grėsmės kol kas neturi artimiausio ateityje. Taip, mes girdim, vyksta žybsniai, vyksta geomagnetinės audros. Tai gali mums kažkaip daryti įtakos mūsų patogiam gyvenimui, gali sugadinti mūsų infrastruktūrą esančią kosmose arba esančią ant Žemės, bet tai nereiškia, kad tai mus nušluos nuo Žemės paviršiaus. Be abejo, mes negalėsim gyventi Žemėje be galo ilgai ir tai irgi jau yra nulemta nuo pat pradžių susiformavimo Saulės sistemos, nes Saulė jinai turi savo ribotą gyvavimo laiką, jos ateitis yra žinoma, jinai maždaug po 5 milijardų metų pradės pūstis, jinai pradės didėti, jinai maždaug pasieks Marso orbitą, o Marsas, žinom, yra už Žemės, jeigu taip jau keliautume nuo Saulės tolyn. Tai be abejo su Žeme kažkas nutiks, Saulei pučiantis, bet kaip ir sakiau, mes turim dar kokius, tokius 4 milijardus metų sugalvoti planą B, kurgi mes kelsimės gyventi po tų 4 milijardų metų. Nuo to, pradėjom pokalbį, ne? Sakėm, apie kokią ten planetą galima būtų iškeliauti. Taip, kur mes išsikelsim. O tiesa, kad Saulė balta yra? Šiaip, tokia balsva gelsva, taip jinai tokia yra geltona, nykštukė vadinama. Iš tikrųjų paminėjot apie tą grėsmę, tikiuosi mūsų atmosferai, čia nieko neatsitiks ir taip toliau, bet aš esu girdėjęs, kad jeigu, sakykime, prasidėtų branduolinis karas, tai būtent nuo branduolinio karo kaip pasekmė
tas susidaręs sluoksnis visas radioaktyvių medžiagų, skraidantis mūsų padangėje, einantis į viršų į atmosferą, jisai galėtų sukurti kažkokį ten šiltnamio efektą, kuris galėtų po to padaryti kažkokias negrįžtamas pasiekmes mūsų atmosferai ir taip pažeidžiama būtų mūsų žemė. Čia mitas ar ne, nežinot. Labai dabar intensyviai galvoju apie tai, ką pasakėt, nes aš tai esu girdėjus apie branduolinę žiemą, kad dėl tų tokių didelių sprogimų į atmosferą bus pakelta daug dulkių, kurios pritemdys saulės šviesą ir dėl to Žemėje nukris temperatūra. Šit kaip, jo. Logiška. Nu tai va čia matyt, kad evoliuciškai arba vienas arba kitas procesas papildytų viens kitą. Juodoji skylė. Garsusis fenomenas, kuris iš Interstellar filmo buvo atskleistas šiek tiek arčiau. Kas tai yra? Ar tai yra kažkas tai, kur įskridus grįžtam 100 metų atgal, laikas bėga kitaip, ar tai yra tiesiog elementari dangaus chemija kažkokia vykstanti? Papasakokite šiek tiek žmogišką kalbą. Aišku. Gerai, kad patikslinot, tai jau buvau įsibėgėjusi cituoti Einšteiną. Juokauju. Tai be abejo, tai yra absoliučiai egzotinis objektas, juodoji skylė. Ir paminėjot filmą, tai tikrai noriu klausytėjom pasakyti, jeigu dar negirdėjot, tai tas modelis sukurtas juodosios skylės iš tikrųjų yra labai arti tikrovės. Kiek esu girdėjusi, šitas modelis buvo daromas, ne šiaip ten scenarijos autorius pasėdėjom, darysim taip. Tai žodžiu, ne, iš tikrųjų buvo tariamasi su mokslininkais, su tais pačiais kosmologais ir tai tikrai ganėtinai tikroviškai atvaizduotas yra juodosios skylės modelis. Ir įsivaizduoti, kaip vyksta tie procesai, ar tie juodosios skylės yra sudėtinga, nes mes čia Žemėje gyvendami turim vienokias sąlygas. Ką aš čia bandau pasakyti, kad tas laiko tėkmė mums paprastiems žmonėms gyvenantiems Žemėje yra sunku suvokti, kaip gravitacija kažkokio tai kosminio kūno gali veikti laiko tėkmę. Kaip gali tą laiką lėtinti kažkoks gerokai masyvesnis objektas. Ir kaip atrodytų, sakykime, jeigu mes vis tik tai patenkam į tą juodosios skylės traukos lauką, kaip mes ten būtume įtraukiami į tą juodąją skylę, ar mes tą pajaustume apskritai, galbūt mums laikas pasidarytų begalinis ir mes ten taip jaustumės, kad mes ten amžinai sukamės aplinkui tą juodąją skylę. O šiaip, jeigu kalbėjote apie patį objektą, kaip jisai atsiranda, tai be abejo, kosmose viskas yra natūralu, viskas vyksta pagal fizikos dėsnius ir juodosios skylės tai atsiranda tuomet, kai savo gyvenimą baigia labai masyvios didelės žvaigždės. Kai žvaigždė, jinai lieka stabili, jinai nei plečiasi, nei traukiasi, kuomet vykdo, tai jau mano minėtas reakcijas. Kai kažkas ten jos viduje reaguoja, išsiskiria energiją, tai padeda palaikyti žvaigždės tą stabilumą. Kai tos reakcijos baigėsi, išsiekoja kuras, žvaigždė nebeturi ką daugiau deginti, jinai pradeda pati trauktis į save, nes jinai yra tokia didelė, kad jinai net dėl savo pačios gravitacijos pati į save traukiasi. Tai va tiesiog tos masyvios žvaigždės, jos taip traukės ir to traukimosi niekas nestabdo, kad jos susitraukia iki medžiaga iki be galo mažo taško. Susitraukia iki neįsivaizduojamo tankio, tai va taip ir atsiranda ta juodoji skylė, kuomet materija pati į save susitraukia, susispaudžia. Vau, kaip įdomu. Ir jinai tada turi savyje tiek daug tos masės gravitacinės traukos, kad jinai traukia į save viską aplinkui. Kas patenka jos tą traukos lauką, traukia viską, tą pačią šviesą, už tai jinai yra juoda, nes jinai nieko pati nespinduliuoja, jinai šviesą sutraukia į save. Ir jinai didėja kažkaip tai traukdama ten, ar jinai yra tokia... Taip, jinai gali didėti, jeigu jinai turi ką valgyti, ką į save sutraukti, tai be abejo jos masė auga, jinai didėja, juodosios skylės gali susilieti viena su kita, tai vėlgi tada dar didesnis kūnas susiformuoja.
Labai įdomu. Nu, čia manau, kad jau reikėtų lysti labai gilin, kad dar tiksliau įsiaiškinti, bet mes jau žinosim, ar laukit antros dalies Interstellar išeis. Išeis? Taip, jinai bus, dabar aš tik tai galvoju, man atrodo, ne šiais metais, o kitais metais, jeigu aš neklystu. Tai žinoma, kad labai įdomu. Jo, bus labai įdomu pasižiūrėti. Tai, o kalbant apie tą, vat vėlgi, mintis nukeliavo ir į tą filmą ir viską, tas kosminis turizmas, viena iš labiausiai tokia temų plėtojimų. Čia manau, kad turėsime paliesti galbūt ir mūsų žymų į Eloną Muską. Tai galbūt šie du klausimai skambėtų taip. Tai ar tai, ką daro Elonas Muskas, ar tai yra unikalu, ar tai yra genijaus lygio kažkokie tai darbai ir kaip jūs vertinate tai. O kitas dalykas yra, tai ar mes vis dėlto turėsim tą turizmą, kur galėsim laisvai nuskristi, pasižiūrėti, nes jau žinau, kad ir dabar bilietus į ateitį yra kai kas nusipirkę. Kokiais tai kiekiais bus, kada tai bus, kaip jūs manote. Mūsų tinklaladėje vandens pertraukėlė ir mes renkamės Akvilės vandenį šiai pertraukėliai. Vanduo, kurį atidarius, jūs galite būti tikri, jog jūs esate pirmas, kuris prisiliešite prie šio nekalto vandens. Ultra Clean technologija, išgaunamas vanduo, neturi jokio sąlyčio absoliučiai su nieku, apart jūsų lūpų ir gomurio. Atsigaivinam ir tęsėm mūsų pokalbį. Tai jeigu pradėti nuo Elono Musko, tai be abejo ar jisai genijus, tai nežinau, turbūt genialumas yra jo tame, kad jisai vis tik tai ryžtasi investuoti į šitą kosmoso pramonę, nes ne visi ryžtasi ir žinom, kad tai ne vien tik tai apie kosmoso turizmą. SpaceX'as yra tokia didelė, galinga kosminė agentūra ir tie mastai, kas yra planuojama daryti, tai yra irgi tikrai dideli. Tai iš tos pusės, kad tiesiog žmogus ryžtasi finansuoti, mato tame prasme, nes tuos pinigus savo uždirbtus aš galiu bet kur padėti, aš juos galiu išleisti moterims, nežinau, ten finansuoti vėžio tyrimus, nes gal aš kaip pasensiu sirgsiu vėžiu ir aš norėsiu, kad jau tuo metu maždaug, kai jau sirgsiu, būtų vaistai nuo vėžio išrasti. Tai va, yra tų korporacijų pasirinkimas, kur man tuos pinigus investuoti. Ir aišku, viena iš tų dalių, to paties SpaceX'o irgi yra kažkokios ir kosminio turizmo idėjos. Ir ne viena yra kompanija per visą pasaulį, kurie kuria vienokius ar kitokius planus ir jau esam girdėję apie pabandymus, pirmų skrydžių, paprastų žmonių į kosmosą. Tai tas kosminis turizmas tik įsibėgės ateityje ir tų planų yra galvojama visokių ir apie miestus kažkur, kurie skris, sakykime, kokiam 80 ar 100 km aukštyje ir ten žmonės galės nuskristi, ten bus sąlygos sukurtos patogiai pagyventi kurį laiką. Apie tą patį Mėnulį, vėlgi dabar Mėnulis išgyvena renesansą ir planuojami nauji projektai Mėnuliai, žmonių skrydžiai, kažkokių bazių kūrimas Mėnulio paviršiuje. Tai šalia to yra irgi ne vien tik tai moksliniai tyrimai, bet ir kosminio turizmo idėja, kad į tą patį Mėnulį, jeigu mes ten įkursim kažkokią tai patogią bazę, galės nuskristi žmogus ir pasivaikščioti Mėnulio paviršiuje. O kiek iki Mėnulio skristi reikia? Su šiuolaikiniam technologijom... Man atrodo, iki savaitės. Jeigu neklystu, per 3 dienas, man atrodo, galima nuskristi iki Mėnulio. Taip. Ką čia reiškia? Penktadienį skridai, pirmadienį jau namuose. Jau Mėnulyje. Jau Mėnulyje. Tai tų planų tikrai yra. Tik tai reikia, aišku, turėti omeny, kad visą tai kainuoja. Vis tiek tai yra brangu. Ir kalbant apie tai, kiek tai bus masiška, tai čia yra kitas klausimas. Ar mes su jumis, Alanai, skrisim? Čia kitas klausimas. O kiek kainuotų? Įsivaizduojat, kokia kaina galėtų būti? Neįsivaizduoju, tikrai nežinau ir nenoriu spekuliuoti. Milijonai. Bet jo, pinigų tikrai kainuoja daug. Bet vėlgi žinom iš savo patirties, kad kažkada viskas buvo brangu, tas pats mobilus telefonas kažkada buvo brangus ir mes tikrai ne visi turėjome mobilius telefonus ir kas žiūrėdavom kreivai kiekvieną, kas tą telefoną turėdavo. Ir labai pavydėdavom, o dabar mes jų turim kiekvienas ir net jeigu norim, galim turėti ir net ne 2 ir net ne 3, o kiek patinka tų telefonų. Tai arba... matyt, kad sukurs kažkokį autobusą kosminį, kuriame galbūt galės vienu metu važiuoti 100 ir automatiškai kaina
pasidarys. Jo, tada bus sumažinti. Tai aš tikrai manau, kad vis tiek bus einama ir ta linkme, kad kaip tos kaštus sumažinti ir kad kuo daugiau tų žmonių pasinaudotų šitą galimybę pakeliauti į kosmosą. Ar Žemė yra gražiausia planeta Saulės sistemoje? Jeigu aš nukeliaučiau dabar į atvirą kosmosą ir turėčiau savimi telefoną ir trikojai, kur man parekomenduotumėte jį pasistatyti ir pasidaryti fotkę gražią? Tai jeigu kalbėti apie rekomendacijas, aš jums rekomenduočiau pasinaudoti, bet čia jau mes taip hipotetiškai kalbam, ar ne, ten įsivaizduokim, yra pasirinkimas kelionė į kosmosą, tai aš be abejo rekomenduočiau keliauti į tokią kelionę, kuri apskraidintų aplinkui Žemės rutulį. Ir tada jau siūlyčiau neišjungti mobilaus telefono, tiesiog filmuoti viską skrendant aplinkui ir nufilmuoti visą tą rutulį, kaip jis tai atrodo. Be abejo, tai yra graži, tikrai graži, įdomi planeta, pasižvalgyti iš kosmoso. Vat įdomu, kaip nuo kitų planetų jinai atrodo. Vat, yra kokia nors nuotrauka, aš kažkaip apie tai nepagalvoju niekada. Vat, tarkim, iš Veneros kaip atrodo, bet iš Veneros nepamatysim tikriausiai Žemės, ar pamatysim iš Marso. Tai žiūrint, kur būsim, jeigu, sakykime, orbitoje aplinkui Venerą, be abejo, jeigu kažkokiu stebuklingu būdu nusileistume ir ten sugebėtume išgyventi Veneros paviršių, tai mes nieko nematytume, nes tiesiog yra labai tankus debesis ir per juos niekas neprasišviečia. Bet jeigu ten, sakykime, aplinkui Venerą skristume orbito arba iš to paties Marso arba iš Mėnulio, tai tiesiog atrodo toks žydras burbuliukas. Netgi iš Marso toks tarsi abipusis tas ryšys yra Marsas vadinamas raudonoji planeta ir jinai atrodo danguje rausva žvaigždelė, kai mes žiūrim į Marsą iš Žemės. Tai panašiai atrodytų ir Žemė iš Marso, irgi žydra tokia mėlyna žvaigždutė. Bet palaukit, aš dabar pagalvojau, Mėnulis, jisai per pilnatį ir kartais jis būna taip arti Žemės, kad jisai matosi taip ryškiai ir pakankamai didelis, o Žemė juk yra didesnė už... Taip, be abejo, iš Mėnulio mes Žemę matytume irgi gerokai detaliau. Be abejo, tai neatrodytų žydra žvaigždelė, be abejo, mes matytume... Manau, kad netgi tikrai ten ir, sakykime, tuos spalvų skirtumus vandenynai, žemynai, tikrai galėtum pamatyti. Gerai, dabar pereikim prie tokių truputėlį žemiškesnių dalykų ir tuo pačiu iš jūsų kaip specialistės perspektyvos. Kalbant apie mūsų Žemės atmosferos, paviršiaus, visokių gamtos dėsnių ir procesų vykstančių pusės. Ar yra kažkas tai tokio nutikę kitoms planetoms, kažkur tai kosmose ir ta ekologija, kurią mes turime mūsų Žemėje, kuo mums reikėtų pasirūpinti, kas yra tikrai ne iš piršto laužiama, kuomet mes kalbam apie ekologiją. Gal čia tik tai marketinginiai triukai ir dar kažkokie tai būdai pasipelnyti ar kažkokie tai pinigų klausimai yra, ar vis dėlto tikrai yra tiesos, kad mes turime kažkokiu tai būdu saugoti. O gal tai yra niekai, kad ten tie automobiliai vidaus degimo variklio važinėja ir nieko ten baisaus, kad išmetam ten kažkiek tai tų dujų. O gal yra puikių pavyzdžių, kur kažkokiu panašiu būdu per evoliuciją iš tikrųjų dar greičiau galės ir susinaikinti kažkokia planeta ir paveiktų mūsų Žemę panašiai. Tai iš tikrųjų dėl tos klimato kaitos, čia gal padarysiu tokį emocinį nukrypimą nuo mokslo, aš iš tikrųjų pykstu, kad niekas neprisėma atsakomybės ir galų gale nepaaiškina, kaip čia yra iš tikrųjų, nes tų kalbų mes girdim visokių. Vieni sako, kad tai yra tikrai labai realus pavojus, ta klimato kaita dėl CO2 emisijos. Kiti sako, kad tai yra tiesiog triukas marketinginis ir panašiai. Tai kažkaip tai man norėtųsi, kad vis tik tai atsirastų atsakingų žmonių, kurių neveiktų nei ten kažkokie, nežinau, suinteresuotos pusės ir taip toliau, ir tikrai pasakytų labai atsakingai moksliškai, ar tas klimato keitimasis yra natūralus procesas Žemėje. Taip. Ir mes čia nelabai ką galim pakeisti ir tiesiog turim su tuo susitaikyti, išgyventi ir neįsivaizduoti, kad toks patogus gyvenimas, kurį mes čia turėjom pastaruosius, sakykime, 10 metų, kad jis tai mums priklauso ir mes galim tuo naudotis dabar jau be galo ilgai ir amžinai.
kad esam gamtos dalis ir turim tiesiog suprasti, kad pasaulis keičiasi. Ar iš tikrųjų mes galim kažką padaryti ir iš tikrųjų turim labai susirūpinti ir susijimti. Tai va čia aš kaip ir neturiu tokio tvirto atsakymo iš tą klausimą, kaip yra, ar mes čia jau galim kažką pakeisti ar nieko. Bet yra tokių, sakykime, kalbų, pavyzdžiui, dažnai Žemė yra lyginama su Venera. Nes šitos planetos yra panašios savo dydžiu, savo mase, tai mes tokios kaip sesutės esam ir Venera staiga tapo absoliučiai sunkiai įsivaizduojama planeta tinkama gyvybei, dėl to, kad jos atmosfera yra pagrinde sudaryta iš to paties anglies dvideginio, kurio mes čia tai bijom Žemėje. Tai ten to anglies dvideginio yra virš 90%, 95, gal net ir daugiau. Tai mes čia, pas mus Žemėje anglies dioksidas nesudaro net procento, tai yra maža dalis ir mes jau čia bijom, drebam ir sakom, kaip tai veikia mūsų klimatą. Tai galim įsivaizduoti, kaip veikia klimatą Veneroje. Ir yra tokių klausimų atvirų, ar Žemė irgi link to eina, ar, sakykime, mes galim sulaukti Veneros likimo. Tiesiog tam tvirtam atsakymui dar trūksta tyrimų, kad tą Veneros evoliuciją matytume labai aiškiai, ar tikrai taip nutiko, kad kažkada Veneros paviršio galbūt labai ankstyvoji kūdikystėje Veneros irgi galbūt buvo skysto vandens ir jisai tiesiog išgaravo ir pasikeitė atmosfera. Bet be abejo, jinai pasikeitė tiesiog, nes pasikeitė, ten nebuvo civilizacijos, kuri važinėtų mašinomis ir kūrentų dujas ir panašiai ir dėl to keltų anglies dvideginį atmosferą, tai tiesiog natūraliai nutiko. Tai galbūt mums tas negresia toks spartus procesas klimato kaitos kaip Veneroje, kad nutiko. Kiekviena planeta iš tikrųjų yra labai unikali ir turi savo scenarijų. Nors atrodytų kaip keista, mes esam tos pačios sistemos dalis, bet kaip sakau, kiekviena planeta turi savo istoriją, savo scenarijų. Tas pats, pavyzdžiui, Marsas, vėlgi aš jau minėjau, kad kažkada turėjo skysto vandens, vadinasi, turėjo atmosferą pakankamai tankę, kad sukurtų slėgį reikalingą skystam vandeniui, nes čia ne nuo temperatūros vien tik priklauso, ar mes turim skystą vandenį, ar turim ledą, ar turim dujas, bet priklauso ir nuo atmosferos slėgio. Tai vadinasi, kažkada Marsas turėjo pakankamai storą atmosferą ir jinai išnyko. Kodėl jinai išnyko? Tai irgi yra iki galo nesakytas klausimas. Manoma, kad yra ten daug tų variantų, tiesiog Marsas galbūt per mažas buvo elementariai, kad išlaikytų atmosferą, nes vėlgi reikia turėti pakankamai svorio, masės, gravitacijos, kad tas dujas aplinkui save išlaikytum. O galbūt tiesiog Marso magnetinis laukas susilpnėjo ir tai turėjo įtakos. Tai kol kas, sakykime, mūsų magnetinis laukas Žemės yra pakankamai tvirtas. Bet vėlgi, jeigu sekam naujienas, sekam antraštės, visai neseniai mačiau tokių labai skambių antraščių, kad Žemės branduolys sulėtėjo. Ir tai tarsi jau čia kažkokia katastrofa Žemėje gresia. Tai ne, kol kas tai negresia jokia katastrofa, tas sulėtėjimas labai mažytis ir greičiausiai tie svyravimai yra natūralūs, bet niekada negali žinoti, o galbūt jisai ims ir tikrai labai sumažės stipriai ir tai paveiks mūsų magnetinį lauką ir tada tai paveiks mūsų atmosferą. Tai žodžiu, tos mūsų kaimynės Venera, Marsas turi tokių ganėtinai katastrofiškų scenarijų, bet ar tai gresia Žemėje? Gal kažkokia mažytė tikimybė yra, bet tikrai nedidelė. Nežinau, kaip jūs žiūrovai, bet aš truputėlį nurimau, tai galima pereiti prie kito klausimo. Tada man kaip sveikatingumo sektoriaus atstovui labai svarbu, kaip dangaus kūnai veikia sveikatą. Galit pakomentuoti truputėlį, kad ir iš tų pačių badalių mėnulio ir vandens santykis ir panašiai, lunatikavimai įvairūs ir panašiai. Ar tai yra mitai, ar tai yra tiesa? Dėl lunatikavimo arba, sakykime, kažkokio tai pilnaties poveikio, aš turbūt galėčiau čia kalbėti iki užkimimo, kad tai nelabai veikia, bet galiu garantuoti, kad niekas manim nepatikės, ypač tie, kurie dirba, sakykime, su žmonėmis.
Tai jie tikrai dabar žiūrėdami garsiai mintise rėkia, sakydami, ne, nu tikrai ta pilnatis, nu kažką su žmogum padaro, kaip išpratėję visi pradeda elgtis. Tai be abejo, matom, kad mėnulis veikia vandenį, yra potviniai atoslūgiai. Galim kalbėti apie tai, kad tą vandenį mūsų organizme jis irgi kažkiek reguliuoja. Būtų turbūt naivu galvoti, kad tai visiškai mūsų neveikia. Dėl pačios pilnaties poveikio, ar tai kažkokias ten mintis žmonėse pažadina ar panašiai. Man yra patikęs toks vienas bandymas paaiškinti ir aš visur tuo remiuosi, kai žmonės manęs klausia apie pilnaties poveikį. Tai reikia turėti omeny, kad žmonės, tas modernus šiuolaikinis žmogus, jis gyvena dar labai nedaug. Mes esam dar pakankamai jauni ir neseniai metę medžioti, rinkti ir daryti tokius dalykus. Tai, o kaip rinkėjai medžiotojai mes gyvenam labai ilgą evoliucijos laikotarpį ir mes evoliuciškai dar esam pilni tų instinktų, kurie išsivystė būtent tuo laikotarpiu. Tai ką daro pilnatis? Mes, visų pirma, pilnatis jinai apšviečia paviršių, mes tada esam labiau matomi kažkokiam plėšrūnam ir mes patys matom geriau pilnaties metu, mes galime eiti į medžioklę, nes tada mums nereikia pasišviesti, mes tuos aktyvius naktį gyvūnus galime lengviau sumedžioti. Tai tas vidinis nerimas, aš manau, kad man tai skamba logiškai, jūs klausytojai kaip norit, bet man tai skamba logiškai, kad mes turim savy dar to daugybę to rinkėjo medžiotojo nerimo ir kai tik tai jau nušvinta pilnatis, ypač, sakykime, jeigu esam jautresni ar ten mažiau užspaudę tos savo instinktus, jau mums tada norisi eiti medžioklę ir tada mums neramu, mes nemiegam, mums norisi kažką čia veikti, mums kyla minčių, norim jomis dalintis. Žodžiu, iš viso to vėlgi kyla, čia reikėtų galbūt ir psichologų paklausti, man neramu, aš noriu kažką daryti, man nesimiega ir man tada dar labiau baisiau, tai ko aš čia nemiegu. Ir iš to, jeigu nesugebam savęs nuraminti, kontroliuoti, tada prasideda visokie skambučiai, keisti pasakojimai, keistas elgesys, keistos reakcijos ir taip toliau. Tai mano toks būtų paaiškinimas. Toliau dažnai žmonėms nerimo kelia ta pati Saulė ir geomagnetinės audros. Kai tik tai pasirodo pranešimai spaudoj, kad laukiam geomagnetinės audros, iš karto tada visi, ypatingai širdininkai, sunerimsta, man sunku, man baisu. Tai be abejo mes galim jaustis prasčiau tomis dienomis, mes galim greičiau pavargti, nežinau, skudėti galvą gali ir panašiai, bet vėlgi man tada evoliuciškai norisi žmonės raminti, kad tas Saulės aktyvumas, jisai keičiasi per visą mūsų evoliucijos laikotarpį, nuo pat tada, kai atsirado pirma bakterija. Taip. Tai ta gyvybė išgyventi geomagnetinės audras, jinai yra prisitaikiusi. Ir tai taip sunku gali būti ypatingai, sakykime, žmonėms, kurie turi problemų su širdies ligomis, gali būti tos dienos sunkesnės, bet tai nereiškia, kad tai jau yra kažkoks mirties nuosprendis. Jo, iš tiesų, dėl to kalbėti tokiomis temomis, kaip, sakykime, ta pati kosmoso pasaulis, tas visas nepažintas toks globalus, kai mes pažiūrime viską iš viršaus, kai mes truputėlį apimam platesnį vaizdą, galbūt tada ir tos tokios buitinės ir kasdienės smulkmenos tampa tada mažiau reikšmingos, kaip jūs nekartą šiandien ir paminėjot, kad galbūt neverta ten, kad mes esam adaptacinės būtybės, vienintelės tokios mūsų Žemėje, planetoje ir galim prisitaikyti prie bet ko ir evoliuciškai vis tiek prisitaikysime, juk tai jeigu nebus kažkokių katastrofiškų pasiekimų, tai yra kažkokio, kaip sakot, branduolys yra atvėjęs momentaliai, arba mes nepradėsim trauktis kaip juodoji skylė ir į savo gravitaciją visą tempti, tai tada manau, kad mes turėsime to laiko prisitaikyti, adaptuotis ir manau, kad šioje vietoje galbūt dar didesnė įtaka neigiamai mūsų sveikatai turi būtent tas, ar vadinkim placebo efektas, ar savytaiga visa, kuri mums pasako, oi, švies Saulė, tai man dabar kapėts, ir ten, mes tada vargstam. Ir panašiai. Visiškai jums pritariu iš tikrųjų. Jo, tai aš manau, kad irgi mes čia turėtume labiau žiūrėti į visą tai, kad kaip reikės, taip ir surėdės, taip sakoma, tos planetėlės besisukančios aplink mus. Taip hipotetiškai dar pagalvojau,
o galbūt buvo bandyta taip, o jeigu ne, tai o kas jeigu? Mes tiesiog paimtumėm kažką, nuskraidintumėm kažkur ir pradėtumėm ten kokių bakterijų, augalų sėti, pasėti, nežinau, vienaip ar kitaip laboratorijų išrastų, kurios tiktų ten, nežinau, tai pačiai Venerai, kuri turi 500 laipsnių temperatūrą, pliuso ten kažkaip numesti, gal ten kažkas užaugtų, ar buvo kažkaip bandoma tą gyvybę pagimdyti kažkur, tai vis tiek tas klausimas, manau, kad aktualiausias yra visiems. Ir ar tai būtų įmanoma kažkaip tokiu būdu, žodžiu, surinkti kažkokį tai davinį ir nugabenti kažkur tai su raketom kažkokiom. Jūsų klausydama kaip tik galvoju apie tai, kad kuriant kosminius aparatus kaip tik yra labai labai atidžiai stebima, žiūrima, kad tik gink Dieve to užkrato niekur nebūtų išgabenta iš Žemės ir, sakykime, tie patys inžinieriai, žmonės, kurie konstruoja bet kokį kosminį aparatą, jie dirba labai saugiomis sąlygomis, taip steriliomis, su kostiumais ir pačios patalpos yra sterilizuojamas, tai žodžiu yra labai labai saugomasi, kad tik tai nebūtų išgabentas tas užkratas. Tai jau nekalbant tada apie žmonės, kurie keliauja į kitas planetas, nes ten tai vis tiek neįmanoma steriliai kažkur nuskristi. O mes čia dabar kalbam apie daiktus, kurie yra sterilizuojami. Tai žiūrėta biofloros kažkokios tai visos tos poveikis yra minimalizuojamas maksimaliai, ne? Taip, yra minimalizuojamas, bet be abejo to išvengti yra sudėtinga. Ir kalbant apie žmonių keliones, ta pati kosminė stotis, tai yra šiai dienai, būtent šiai dienai, tai yra kol kas vienintelė vieta kosmose, kur nuolatos gyvena žmonės. Tarptautinė kosminė stotis. Tarptautinė kosminė stotis. Tai ten yra daromi bandymai, vis tik tai irgi yra kosmosas, nors viduje, sakykime, šilta, yra deguonės, bet vis tik tai yra kosmosas ir vienas iš bandymų, kas yra daroma, tai būtent yra stebima, kaip ten ta žmogaus atsigabenta neišvengiamai mikroflora, ar jinai ten egzistuoja, ar jinai ten atsiranda. Tai be abejo, tokių mėginių yra paimta ir yra darbų padaryta su tyrimais. Nes įdomu vis tik tai, kaip tie mikroorganizmai ištveria tą mikrogravitaciją, tą didesnę radiaciją ir panašiai. Ir aš dažnai studentų klausiu, kai jie daro pristatymus, pristatinėja būtent tokius tyrimus, aš jų klausiu, kaip jūs manot, ir gali būti, kad tie mikroorganizmai mutuotų kosmose ir, sakykime, neišvengiamai žmogus tada grįžta su tais mutavusiais mikroorganizmais atgal į Žemę ir čia tada prasideda kažkokia labai pandemija baisesnė negu COVID-as. Tai mane patikino, kad ne, taip nenutiks, taip nebūna, vis tik tai ta tokia tos pastangos saugoti, sterilizuoti vis tik tai duoda savo vaisius, ir tas astronautas, kai jisai grįžta į Žemę, tai jisai nebėga iš karto į pasaulį, jis ten yra laikomas karantinė ar panašiai. Bet vėlgi, kalbant apie tą tokį užkratą, berods, jeigu neklystu, Japonų kosmoso agentūra bandė išgabenti tokį kaip banką gyvų organizmų į Mėnulį. Tik tai tas nusileidimas kosminio aparato vyko nesėkmingai. Crash Book Bang? Tai irgi po to nesėkmingo nusileidimo ten buvo daug tokių spekulacijų, kad ten buvo gabenami, neatsimenu kaip jie vadinasi, tokie meškučiai, irgi jie yra šiaip mikroorganizmai, bet jie yra stebėtinai, turi gebėjimą prisitaikyti, išgyventi labai labai ekstremaliom sąlygom. Tai buvo tokių svarstymų, tai ten išgyveno, neišgyveno, užkrėtėm mes tą Mėnulį dabar kažkokiais tai Žemės organizmais, ar neužkrėtėm, ras ten nuskridę NASA astronautai, ten kažkokią koloniją jau Mėnulį, ar neras. Tai. Bet tyčia taip kol kas nėra daroma, galbūt yra daroma atvirkščiai, čia Žemėje laboratorijos yra bandoma sukurti sąlygas artimas kažkokiems, ten, sakykime, kad ir Marso, sakykime, kažkokias sąlygas panašias sukurti laboratorijoje, arba Mėnulio kažkokio, tai, sakykime, Saturno arba Jupiterio Mėnulio sąlygas ir pažiūrėti,
kaip prie tų sąlygų reaguoja. Taip, iš tiesų, juk nebūtina kažkur skristi, dabar jau viską įmanoma. Taip, laboratorijoje galim pabandyti sukurti arti to kažką tai ir pažiūrėti, kaip ta gyvybė reaguoja ir panašiai. O Renata, asmeniškai jums, kas yra fainiausia jūsų darbe, arba kas jums yra įdomiausia iš visos šitos ryties, kurį savo gyvenimą įdedat? Labai geras klausimas, iš tikrųjų. Man gal įdomiausia yra tai, kad aš galiu dalintis savo žiniomis su žmonėm, kad ir kaip tai skamba, nežinau, bet man patinka pasakoti žmonėms apie kosmosą. Tikrai nuoširdžiai nuo to kaifuoju. Geras, bet o jeigu jums patinka, bet jūs iš kažkur, tai reiškia, jums yra smagu ir sužinoti apie tą kosmosą, taip? Jūs... Be abejo smagu, aš užtat ir pasirinkau apskritai fiziką studijuoti, nes mano nuomonė fizika yra gamtos mokslų mokslas, tai yra mokslas, kuris aprašo viską apie gamtą, dėsnius, kodėl gamtoje vyksta taip, kaip vyksta. Tai man buvo smalsu sužinoti tos dėsnius ir juos suprasti procesus gamtoje, o astronomija arba astrofizika tai yra fizikos dalis, tai irgi yra viskas kosmose, kad ir koks jisai būtų tolimas ir didelis, vis tiek vyksta pagal fizikos dėsnius. Tai ta tvarka, kaip jinai gamtoje yra sudėliota, man yra labai įdomi. Ar susidomėjimas didėja kosmoso sritimi tarp studentų, norinčių pažinti šį meną, ne tik meną, bet ir mokslą visą? Didėjimo aš nepastebėčiau, iš tikrųjų, sakykime, vėlgi kalbant apie tuos studentus, negaliu skųstis, kad tai yra neįdomu, be abejo, tai yra įdomu ir tikrai yra daug, pradedant nuo mokyklos, daug yra moksleivių, kurie nuoširdžiai domisi. Ir vėlgi, kadangi tikrai tenka daug bendrauti su žmonėm įvairaus amžiaus, tai aš matau, kad kartais susitinku vaikų, kurie dar yra pradiniai klasiai, bet jie jau tiek prisižiūrėjo YouTube'o, kad kartais man net būna nebejauku su jais diskutuoti, nes man atrodo, kad jie žino daugiau negu aš žinau. Na, va. Tai tas, tos galimybės yra tikrai nepalyginamos dabar jaunam žmogui domėtis ir tų žinių ieškoti. Tai kam yra įdomu, tikrai domisi labai nuoširdžiai ir labai giliai. Bet ar tokių vaikų daugėja? Gal vėlgi tas pats YouTube'as padeda rasti tų žinių, jeigu vaikui yra smalsu ir įdomu. Bet lygiai taip pat yra labai daug sričių, kur kažkas kitas domina vaikus. Tai žinoma. O visiškai pabaigai paminėjote tokį dalyką, kad fizika yra gamtos mokslas vis dėlto. Patartumėte man apie kvantinę fiziką padaryti kokį įrašą ir pokalbį, nes aš tokią mintį turėjau, kokios būtų jūsų rekomendacijos, nes čia labiau jau eitų kalba apie tas daleles, apie tos atomus, kurie eina ir per mūsų energetiką ir tai būtų mokslas, aš taip įsivaizduoju, kuris labai stipriai būtų susijęs ir su mūsų tiek mintimis, tiek kūno kalba, tiek biochemija vykstančia mūsų organizme ir panašiai. Čia toks mano vizualinis nukreipimas, kaip aš įsivaizduoju visą tai. Aš be abejo jums tikrai rekomenduočiau padaryti pokalbį šitą temą, nes kiek iš tikrųjų pavyktų giliai prisikasti prie to, ką jūs minite apie mūsų elgesį ir panašiai. Tai čia klausimas, bet tikrai nenoriu nugesinti jūsų entuziazmo. Aš kažkodėl klausydama jūsų įsivaizduoju labai įdomų pokalbį. Tikrai suradus pašnekovą, kuris gebėtų paprastą žmonių kalbą paaiškinti kvantinę fiziką. Čia būtų įdomu, tai iššūkis. Tikrai būtų labai įdomu suprasti tą, kaip tos dalelės gyvena, kaip jos elgiasi. Yra labai įdomių tyrimų padaryta, kur kelia labai daug tokių galbūt kartais ir spekuliatyvių klausimų, bet vis tiek tai yra siaubingai įdomu. Tas mikropasaulis ir aš be abejo tik skatinčiau jūs būtinai padarykit tokį pokalbį. Tai mieli žiūrovai,
ką tik gavote anonsą, o su šiuo anonsu aš labai kviečiu jūs ir pasiprenumeruoti mūsų kanalą, paspausti skambutį. Po šiuo įrašu būtinai padėkite mums pirštą į viršų, galite ir pirštą į apačią, jeigu jums nepatiko, viskas tvarkoja, kiekvieną nuomonę gerbėme, pakomentuokite. Prašau jūsų atsakyti vieną kitą klausimą, galite pasidalinti, kaip jums buvo šios Renatos įžvalgos, ką išgirdote naujo, ar jums patiko. Mes būsime labai jums dėkingi ir tuo pačiu gavote šaunų anonsą ir mes būtinai padarysime dar vieną šaunų ir kokybišką tinklalaidės įrašą apie kažkokią tai kvantinę fiziką ar kažką panašaus ir jūs jo nepraleisite. Renatai, širdinga padėka už jūsų visą šitą atskleistą turinį. Aš tikrai, aš vėlgi ruošdamasis galvojau, kiek čia yra apie viską, ką pakalbėti. Ir aš noriu ir tą paliesti. Galbūt biškį tu šukinėjo mintis, bet manau, kad buvo labai įdomu, man buvo labai įdomu jūsų klausytis. Ir esant poreikiu, mes dar būtinai su jumis susitiksime, jeigu mus dar žiūrovai sakys, dar norim šito turinio viso. Tai ačiū labai, Renata. Ačiū, kad pakvietėt. Ačiū labai, kad pakvietėt. Iki.